Šiandien Panevėžio miesto žiniose matysite. Rengiama mokyklų tinklo pertvarka. Miestas neteks mažiausiai 3 švietimo įstaigų. Specialiojoje mokykloje respublikinė praktinė metodinė konferencija. Vilties Paukštė sukvietė neįgaliųjų draugijos narius. Nuo gruodžio 1-osios šilumos ir karšto vandens kainos nesikeis. Naujasis švietimo įstatymas įpareigojo šalies savivaldos institucijas iki 2012 metų vasario 1 dienos patvirtinti 2012-2015 metų mokyklų tinklo pertvarkos bendruosius planus. Dar birželį sudaryta darbo grupė išanalizavo 4 pastarųjų metų švietimo įstaigų veiklą ir perspektyvas. Mokyklų tinklo pertvarka, konstatuojama, neišvengiama, bet bus vykdoma atsižvelgiant pirmiausia į mokinio, tada į mokytojo interesus. Trečiojoje vietoje palikta materialinė bazė, pastatai, galimybės taupyti. Situacija tikrai nėra gera. Kaip išanalizavimą matėme, kad tikrai per tuos 4 pastaruosius metus mokinių ir toliau mažėjo vidutiniškai po 1000 kasmet. Po 30 vidutiniškai 4 komplektus klasių sumažėdavo. Aišku, žiūrint į perspektyvą, šitas mažėjimas yra numatomas truputį, galbūt ne truputį, sakykime, ženkliai mažesnis. Tai yra kažkur tai iki 15 metų vidutiniškai kasmet turėtų mažėti taip 450-500 mokinių kasmet. Aišku, santykinai tai su tuo, kas buvo, yra jau mažiau, bet tai yra irgi skaičiai, rodantis, kad tikrai mokinių ir toliau mažės. Aišku, buvo paskaičiuota ir pasižiūrėta, kaip mažėjant mokinių atsiliepia ir miestų savivaldybei. Tai yra, kadangi, kaip žinote, mokiniai gauna mokinio krepšelį, o aplinkos lėšus, tai yra pastatų išlaikymas ir aptarnaujantis personalas, yra savivaldybės lėšų dalis. Ir tikrai buvo pasižiūrėta, kad mažėjant mokinių, esant tiek pastatų, kiek dabar yra mokyklų, aplinkos lėšos išaugo nuo 677 metais vienam mokiniui iki 1050 vienam mokiniui, tai ne dvigubai, bet beveik dvigubai, sakykime, tai irgi našta savivaldybė yra didelė. Toliau išaugo tuščių mokymosi vietų, taip vadinamų, tai yra pagal mokinio krepšelio metodiką, kur turėtų būti pradinėse klasėse 22 mokiniai, vyresnėse klasėse 25 mokiniai. Praktiškai šiais mokslo metais turime 284 tuščias vietas, kurių finansavimui reikia beveik apie 1 milijoną litų. Per 4 metus, pasak švietimo skyriaus vyriausiojo specialisto Eugenijaus Kuchalskio, mokinių sumažėjo 23–24 procentais, tuo tarpu mokytojų tik 8 procentais. Vadinasi, didžioji dalis jų dirba nepilnu krūviu. 75 procentai mokytojų turi 15 ir daugiau metų darbo stažą, apie 6 procentai yra pensijinio amžiaus ir tik 4 procentai jaunų specialistų. Pateiktų rodiklių visuma įpareigoja veikti, todėl prasideda diskusijų su mokyklų bendruomenėmis ir visuomenė etapas. Siūlymuose ne tik pagrindinių mokyklų reorganizacija. Jeigu dabar daugumas sako, ir iš tikrųjų taip yra, kad gimnazijos gyvena tiek pinigais labai gerai, tiek su mokiniais labai gerai, jų pakanka, tačiau perspektyvoje ateis laikas ir apie 14–15 metus jau ir gimnazijose mokinių pradės, aišku, mažėti. Bet vienas momentas yra tai, kad norima, kad vis tik galvojama, kad miestų pagrindinės mokyklos palaipsniui, ne iš karto, taptų progimnazijomis, kurios vykdo 1–8 klases moko, ir taip nuosekliai po 8 klasių mokiniai galėtų rinktis mokymo įstaigą. Tai yra gimnazijas, kuriuose toliau mokytųsi 9–12 klasėse. Toliau tie, kurie galbūt nesirinktų gimnazijas, yra sudarytos sąlygos ir šiuo metu yra sudarytos, bet mes galvojam šitą dalyką plėsti ir tarėmės su profesinėmis mokyklomis, kuri 9 klasę nuveitų. Bet aišku, pereinamuoju laikotarpiu yra irgi siūlymas, kad būtų paliekamos kelios mieste pagrindinės mokyklos 1–10 klasės. Tai yra norima tai padaryti, kad viskas vyktų nuosekliai,
ir tikrai mokinys, aštuntokas, nenukentėtų dėl pasirinkimo, dėl prieinamumo rinktis toliau mokymo įstaigą ir tęsti mokslą. Ketinimuose tam tikruose mikrorajonuose uždaryti 3-4 pagrindinės mokyklas arba prijungti jas prie kitų švietimo įstaigų. Galbūt įsteigti atskirą gimnaziją itin gabiems mokiniams, o galbūt keliose gimnazijose atskiras klases gabiausiesiems. Taip pat manoma, kad miestui būtų pravartu turėti sveikatos mokyklą, kurioje mokytųsi ir sportinio meistriškumo siekiantieji. Šiandien Panevėžio specialiojoje mokykloje surengta respublikinė praktinė metodinė konferencija "Netradicinės veiklos kryptis neformaliojo ugdymo kontekste". Tema yra aktuali, kadangi specialiajame ugdyme neformalusis ugdymas yra glaudžiai susijusi su pamokinė veikla. Todėl nusprendėme organizuoti šitą konferenciją, kurioje dalyvauja be mūsų mokyklos dar 8 specialiojo ugdymo įstaigos. Tai mūsų draugai iš Vilniaus specialiosios mokyklos, iš Kėdainių specialiosios mokyklos, iš Klaipėdos 1 specialiosios mokyklos, iš Utenos specialiojo ugdymo centro, iš Ukmergės specialiojo ugdymo centro, kolegos mūsų pasvaliečiai, Gelgaudiškiai, žodžiu, geografija tikrai plati ir apima visą Lietuvą. Konferencijos tikslas, jos rengėjų teigimu, skleisti gerąją patirtį tarp šalies panašaus pobūdžio ugdymo institucijų, tobulinti mokytojų profesinę kompetenciją, aktyvinti mokinių bei jų auklėtojų kūrybinę raišką netradicinėje veikloje. Pranešimus skaito ir mokytojai, pranešimus skaito ir auklėtojai, pranešimus skaito ir patys mokiniai. Tai yra, žodžiu, komandinis darbas. O pranešimų yra įvairių. Ir žodiniai pranešimai, ir stendiniai pranešimai, ir video pranešimai. Įdomu tai, kad iš tikrųjų apima absoliučiai visas veiklas. Tiek, sakysime, meninį ugdymą, tiek, sakysime, sportinius mokinių gebėjimus, žodžiu, visą veiklą. Konferencijos iniciatoriai neabejoja, kad tai puikiai galimybė drąsinti specialiųjų poreikių mokinius aktyviau dalyvauti visuomeninėme gyvenime, formuoti jų mąstymo, bendradarbiavimo įgūdžius, ugdyti savarankiškumą. Šiandien į muzikinio teatro erdves rinkosi Panevėžio neįgaliųjų draugijos nariai. Popietę pavadinę iškalbingai Vilties paukštį, žmonės mėgavosi susitikimo džiaugsmu, koncertavo, vaišinosi. Mūsų draugija jungia virš 650 narių ir šiemet, kaip didėja ta gal visuotinis pragyvenimo lygis, tikrai žmonės jungiasi ir į mūsų draugiją įstojo virš 60 žmonių. Tai rodo, kad žmonės nori bendrauti, vienytis, lengviau išgyventi tos nesklandumus. Vilties paukštė – tradicinis, kasmetinis neįgaliųjų draugijos renginys. Jo didžiausia prasmė, pasak Lietuvos neįgaliųjų draugijos atstovės, gebėti įvertinti vienas kito pasiekimus, pasveikinti, jei pavyko pasiekti laimėjimų. Daug draugijų turim asocijuotų narių, tai yra 62 per visą Lietuvą. Ne visos gal turi meno kolektyvus, bet dauguma iš jų turi nemažai savo ansamblius, ar didesnius, ar mažesnius. Jie visus metus rengia savo repertuarus naujus. Vieni liaudės dainas, kiti šiuolaikinę muziką dainuoja. Ir va tai kaip ir metų pabaigoje toksai vainikuojantis jų metų darbo pasiruošimą yra tradiciškai susirenka ir per visą Lietuvą pagal regionus mes organizuojam tokias koncertus kiekvienais metais kitą miestą. Simboliška, kad Vilties paukštė vyksta prieš tarptautinę neįgaliųjų žmonių dieną, kuri minima gruodžio 3-ąją. Susirinkusiesiems pirmiausia linkėta sveikatos ir niekiek nemažiau viso kito, ko linkima sveikiesiems. Akcinė bendrovė Panevėžio Energija informuoja, kad nuo gruodžio 1 dienos centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainos nesikeičia. Lieka galioti nuo Liepos 1 dienos nustatyti šilumos ir karšto vandens tarifai. Šilumos kaina gyventojams 24,05 cento už kilovatvalandę su 9% pridėtinės vertės mokesčiu.